Bulviakas. Vienas iš sunkiausių darbų. Sunkiausių darbų ir kada kasi runkums. Bet jeigu aiškiai pasakė smegenelis, gali prigalvoti. Paprastą bulviakas transporterėnį, prisirišo priekabą, nu ir vienu metu ir akmenys surankam, dvigubą darbą atlikti ir bolius. Bulviakas įstesas toliau, kombainas paruoštas, kontrolieris patikrins visus daržus, vairuotojai jau pasiruošus, nekantraun. Varysiam tai jau. Viskas? Nu kon. Varom. Pirmin! Pademonstruosim, kaip veik mini kombainas SMD3. Pradedam! Žiūrėjom! Atrodo teisinga pasakiau. Buvo graži daina. Nu, panašia tokia kaip ir dabar. Bet buvo. Paskiau, ką užėjai lyti, bekas ant bolvės. Buvo antram gali. Tai reikėjo grįžti per perkūnį, su žaibas, per lytų. Permirkom, peršlapom, kiaurą visai. Da mašina čia buvo įvaryta. Nu, žodžiu, įsmukom. Su traktoriu traukti lauk reikėjai. Nu, turėjom reikalų. Permirkom, peršlapom, kiaurą visai. Neseniai buvo vaivorykštė, dabar visai gražiai galėtumėti kasti toliau. Bet kad visą darau šlapi, permirkus, be šansų. Bulviakas šios dainos baigtas. Namiai. Tenkite pabaigti darbą. Sakau, tenkite pabaigti darbą. O ką darysi? Pasišvietėm su dviem mašinom. Apsišvietėm visą teritoriją. Ten da į traktorius šveit, priekabunta ten stovi. Nie bėdos, gali darbuotis į naktį. A ne? Tai gal da pasilikėm, da pasidarbuokėm. Per naktį, jeigu būtų tik šviesos? Nu tai turim būtų šviesos, apsišviesim čia, ne? A per mažai. Na gal tik to, važiuonam namiai, užteks. Pristatau naują šiuolaikinį bulvių rūšytuvą. SJE3. Iškart atrūšiom pašarinis bulvikis, sėklinis ir valgomas. Operatyvę kelias minutis, tai jau bus baigta.